Ar žinote, kaip tinkamai spręsti turbokompresoriaus problemas ir į ką atkreipti dėmesį dirbant su modeliais, kuriuose sumontuota elektra varoma pavara? Nesijaudinkite, Nissens ekspertai jums padės. Elektra varomi turbokompresoriai – tai pažangus turbokompresorių modeliai. Pavaros leidžia greitai ir tiksliai valdyti išmetamųjų dujų srautą turbokompresoriuje. Todėl galima daug efektyviau ir greičiau reguliuoti turbokompresoriaus suteikiamos galios lygį. Šiandien šio tipo turbokompresorių keičiame BMW automobilyje. Prieš imantis tokio pažangaus komponento, svarbu nustatyti, kas sukėlė pirminį gedimą. Pirmiausiai turite atmesti visas pagrindinės gedimo priežastis. Naudodami diagnostikos įrangą patikrinkite turbokompresoriaus gedimus. Atlikite išsame ABD diagnostiką, nes ETSAFE klaidų kodai padės greitai nustatyti problemas. Peržiūrėkite ankstesnius ETSAFE klaidų kodus ir pakeiskite visus netinkamus komponentus. Patikrinkite elektros jungčių lizdą ir diržą. Įsitikinkite, kad pavaros jungtis yra patikima, apžiūrėkite, ar nėra variklio pažeidimų ar netinkamai prijungtų laidų. Šio automobilio turbokompresorius visiškai sugedo. Tai lėmė kelios priežastys. Pirmoji ir svarbiausia – turbokompresoriaus veleno laisvumas išilgai ašies. Įsiklausykite į skleidžiamą garsą ir atkreipkite dėmesį, kaip laisvai juda velenas. Taip gali atsitikti dėl įvairių priežasčių. Viena iš jų – per didelis išmetamųjų dujų priešslėgis. Gali būti, kad netinkamai reguliuojant turbokompresorių, jame per daug padidėjo slėgis. Taip pat gali būti, kad netinkamai suteptas velenas. Šis turbokompresorius turi ryšio problemų tarp pavaros ir automobilio ETSAFE. Prieš darydami išvadą, kad pavara sugedusi, patikrinkite, ar ji juda be pasipriešinimo. Kartais vidiniai blokavimai, pavyzdžiui, užstrigęs VNT mechanizmas, gali trukdyti tinkamai judėti pavaros mechanizmui. Dėl to gali padidėti naudojimo srovė, perkaisti variklis ir pavarų dėžė, o galiausiai pavara gali sugesti. Tačiau net ir tokiu atveju pagrindinė priežastis gali būti ne pati pavara. Tikroji problema gali būti VNT sistemoje. Turbokompresorius turėtų tarnauti tiek pat, kiek ir variklis, todėl keičiant turbokompresorių būtina įsitikinti, kad visos aplink jį esančios sistemos taip pat veikia tinkamai. Įsitikinkite, kad išmetamųjų dujų priešslėgis neviršija leistinų ribų ir patikrinkite visus išmetamųjų dujų komponentus, įskaitant papildomo apdorojimo sistemas. Taip pat patikrinkite, ar oro įsiurbimo sistema, įskaitant filtravimo kanalus, yra tinkamos būklės. Įsitikinkite, kad turbokompresoriaus alyvos tiekimo ir grąžinimo keliai nepažeisti. Taip pat patikrinkite elektros jungtis. Jei visos šios sistemos veikia tinkamai, turbokompresoriaus montavimas turėtų būti sėkmingas. Viską patikrinę galite pereiti prie naujojo turbokompresoriaus montavimo. Štai nuo ko pradėti. Ant kiekvienos Nissens turbokompresoriaus dėžės yra QR kodas, kur pateikiama nuoroda į išsamų montavimo vadovą. Be skaitmeninės versijos, pakuotėje yra ir spausdintas Nissens vadovas. Svarbiausia, niekada nepraleiskite būtiniausių montavimo komponentų keitimo, naujos variklio alyvos, oro filtro ir tepalo filtro. Taip pat gali prireikti naujų tarpiklių, sandariklių, įsiurbimo kanalų ar net tarpinio aušintuvo, ypač turbokompresoriaus užsikišimo atvejais. Nepamirškite alyvos tiekimo ir grąžinimo linijų, kritinių komponentų, kuriuos galbūt galima būtų panaudoti pakartotinai, tačiau jie turi sudėtingą formą, todėl kruopščiai jų išvalyti beveik neįmanoma. Geriau netaupyti šioms dalims, nes jos užtikrina, kad turbokompresorius dirbtų tinkamai. Nepamirškite, kad alyva ne tik sutepa turbokompresorių, bet ir aušina dideliu greičiu besisukančius sistemos elementus. Todėl niekada netaupykite alyvos paskirstimo linijoms į turbokompresorių ir iš jo.
Pasirūpinkite, kad elektrinės pavaros jungtis būtų tinkama. Tinkamas ryšys su EdSafe yra būtinas optimaliam turbokompresoriaus veikimui. Įsitikinkite, kad kabelių izoliacija, jungties lizdas ir jungtis yra tinkamos būklės, nepaveikti drėgmės ir be nešvarumų. Su visais komponentais elkitės atsargiai. Naudodamiesi Opždei sistema patikrinkite, ar elektros pavara veikia tinkamai. Stebėkite, ar svirtis juda laisvai ir neskleidžia įtartinų garsų. Paskutinis žingsnis būtų paleisti elektrą varomą turbokompresorių EdSafe sistemoje. Tai atlikite vadovaudamiesi atitinkamą Opždei procedūrą. Tada Opždei nuskaitykite visus likusius gedimus ir juos pašalinkite. Užbaikite bandomuoju važiavimu. Daugiau techninės informacijos ir įžvalgų apie turbokompresorių montavimą rasite apsilankę interneto svetainėje nissan.com/experts.